Toks truputį rūkas. Nu taip, užsirūkė. Štai, sausio 31 diena, viduržiemis. Na ką, sveiki visi, mano kuklaus YouTube kanaliuko žiūrovai. Už nugaros upė ir iš tikrųjų už nugaros jau besibaigiantis lašišų ir šlakių žvejybos sezonas, kovo pradžia. Tai iš tikrųjų iki sezono pabaigos liko visai nebedaug žvejybų. Upė tuštėja, lašišinių žuvų mažėja upėje. Bet jau galima padaryti kažkokias tai išvadas apie tą sezoną, koks jisai buvo, kaip žuvys kybo. Tai nežinau, lyginant su rudeniniu sezonu, kuris tikrai bent jau man buvo labai sunkus, kuriame pavyko pagauti tik tai vieną žuvį. Tikrai sunkus sezonas ir vanduo šiltas, ir žolės nešė, ir žuvys nebuvo iš tikrųjų aktyvios. Tai žieminis sezonas, bent jau jo pradžia prasidėjo tikrai įspūdingai ir kaip kažkas juokavo, tai pagavo visi, kurie gaudė žuvį. Tai ir aš gana greitai, sausio 3, pačioj pirmoje žvejyboje nuvažiavęs, atsidariau su šitokiu timoniuku, kuris suviliojo tikrai gražią žuvį, graži lašiša, virš metro ilgio, tai padovanojo įspūdingą kovą, graži kova buvo, žuvis nors ir liekna, bet labai stipri, iš tikrųjų labai stipri buvo žuvis, žvakių ir visko, su visokiais, kaip sakoma, fejerverkais. Pavyko žuvį ištraukti, virš metro lašiša, tikrai virš metro. Tai puiki kova buvo. Tai kviečiu pasižiūrėti. Nu, bandyvo. Yes. Nuplaukė. Nu, antra žuvis užkybo irgi gal po kokios savaitėlės, sekantį savaitgalį. Tai šlakiukas, nebuvo pats didžiausias šlakis. Susiviliojo štai tokiu rogusu. 105 jau senai buvau pagavęs žuvį ant rogoso, tai rogosai kažkiek reabilituoti. Tai gražus šlakiukas, toks sportinis. Beje, toje žvejyboje ir bičiulis irgi pagavo irgi šlakį, tai buvo rezultatyviai iš tikrųjų žvejyba. 2 šlakiai, tas pats upės ruožas iš principo. Kas nori gilinti tokius dalykus, tvarkyti, sugriauti rėvas, padaryti čia 5 metrų gilio griovį ir panašiai. Nu, šiandien yra kovo 9, bet va, pavyko pagauti tokią tulpę. Na ir po tokios visai sėkmingos sezono pradžios, aišku, nesitvėrė kailyje, reikėjo greitai skubėti prie upės, tai 3 žvejyba.
kuri padovanojo įspūdingo dydžio šlakį. Aš jo nepamatavau, nenorėjau labai kankinti, bet turbūt didžiausias mano galbūt šlakis pagautas. Užkybo aš ten tokią timono, ryškalo. Irgi gana trumpa, sakyčiau, bet irgi įspūdinga kova su žuvim ir iš tikrųjų įspūdingas šlakis, atsigavęs visas pamiršto, davė šiek tiek vaizdu, davė gražios kovos, tai pasižiūrėkite. Vis tai buvo atsakantis. Štai koks. Turėsime pačiuką. Yes! Trečia žvejyba, trečia žuvis. Kosmosas. Ir po 3 pagautų žuvų sekė šioks toks sezone, šioks toks orų pasikeitimas, atvėso orai, po to tai išvis užspaudė šaltis, užnešė visą upę. Tai sezoną, žvejybos kuriam laikui teko pamiršti, na ir paskui tik tai pačiam vasario gale, vėl išplaukus ledui, vėl buvo galima žvejoti. Tai didelių karališkų žuvų nebepavyko pagauti, bet pavyko suvilioti visai gražų upėtakį, Neryje. Tai čia toks buvo labiau surprizas, negu kad rimta žuvis, bet jo, žuvis visai graži, jeigu tokią pagauti upelį, tai visai gražus laimikis. O, na, kaip Nery, tai toks labiau, sakykime, surprizas. Tai kalbant apie tą sezoną, kaip ir minėjau, visos žuvis man sukybo ant voblerių ir mano mėgstamos blizgutės baksai. Šią žiemą kažkaip tai nedavė apie save žinoti, kažkaip žuvis jomis nesidomėjo, nors tikrai mėčiau šitas blizgės, žvejojau su jomis gana intensyviai, bet visos žuvis sukybo ant vobleriukų. Nežinau, kuom tai paaiškinti, gal kad buvo mažiau vandens, gal žuvis buvo mažiau aktyvios ir gal tiesiog norėjo labiau voblerių, mažiau agresyvaus masalo. Tai va, tai vienareikšmiškai kybo labiausiai ant voblerių. Tai tiek, bičiuliai, toks buvo sezonas. Šiandien paskutinė žvejyba, sezono uždarimas. Dėkui visiems, kurie žiūrite mano YouTube kanaliuką. Ačiū, kad nepamirštate paspausti laiko, nepamirštate užsiprenumeruoti kanalą. Ir ką, susitiksime kitam video. Iki visiems.